Sveiki atvykę į M-International tarptautinių produktų kelias į sveikatą. Macho Man – tai galinga sudėtis. Tai yra jūsų kelias į sveiką gyvenimą. Macho Man įeina šie ingredientai. Largininas, kuris pagerina kraujotaką, skatina azoto oksido gamybą, palaiko raumenų augimą ir atsigavimą. Domeno ekstraktas palaiko seksualinę funkciją, padeda mažinti stresą ir nerimą, gerina nuotaiką. Ženšeno ekstraktas stiprina energiją ir ištvermę, palaiko imuninę sistemą, gerina psichinę savijautą ir koncentraciją. Greipfrutų milteliai praturtinti vitaminai C ir E. Antioksidacinės savybės palaiko imuninę sistemą. Maka ekstraktas stiprina energiją ir ištvermę, palaiko hormonų pusiausvyrą, gerina nuotaiką ir psichinę savijautą. Štai toliau mes aptarsime, kuo yra naudingi largininas, domeno ekstraktas, ženšeno ekstraktas, greipfrutų milteliai ir maka ekstraktas žmogaus organizmui. Štai largininas yra svarbus žmogaus organizmui dėl kelių priežasčių. Tai yra kraujotaka. Jis padeda gaminti azoto oksidą, kuris išplečia kraujagysles, gerina kraujotaką ir sumažina kraujospūdį. Tai svarbu širdies sveikatai. Raumenų augimas. Largininas prisideda prie baltymų sintezės. Skatina raumenų augimą ir atsigavimą po fizinio krūvio, todėl jis populiarus tarp sportininkų. Imuninė sistema. Ši amino rūgštis gali padėti stiprinti imuninę sistemą, skatindama leukocitų gamybą ir gerindama organizmo atsparumą infekcijoms. Seksualinė funkcija. Largininas gali pagerinti kraujotaką į lytinius organus, kodėl jis kartais naudojamas seksualiniai funkcijai gerinti. Žaizdų gijimas. Jis gali padėti pagreitinti žaizdų gijimo procesą, skatindamas kraujotaką ir audinių atsinaujinimą. Hormonų gamyba. Largininas skatina augimo hormonų ir insulinui panašių augimo laikotarpių GF1 gamybą, kurie vaidina svarbų vaidmenį organizmo augime ir metabolizme. Domeno ekstraktas – senovinė paslaptis moderniam gyvenimui. Domeno ekstraktas yra naudingas žmogui dėl kelių priežasčių. Tai seksualinė sveikata. Domena dažnai vartojama kaip afrodiziakas, kuris gali pagerinti seksualinį potraukį ir funkciją. Raminantis poveikis. Ekstraktas turi raminančių savybių, padedančių mažinti stresą ir nerimą, taip gerinti bendrą savijautą. Energijos padidinimas. Domena gali padėti padidinti energiją ir ištvermę, ypač fizinio krūvio metu. Virškinimo gerinimas. Ji gali palengvinti virškinimo problemas, tokios kaip pilvo pūtimas ar skausmai. Antioksidacinės savybės. Domena yra turtinga antioksidantais, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais ir palaikyti bendrą sveikatą. Nuotaikos gerinimas. Kai kurie tyrimai rodo, kad domena gali padėti gerinti nuotaiką ir sumažinti depresijos simptomus. Ženšenio ekstraktas – tradicinė galia šiuolaikiniai sveikatai. Ženšenio ekstraktas yra vertinamas dėl daugelio naudingų savybių. Tai energijos didinimas. Ženšenis gali padėti padidinti energiją ir ištvermę, todėl jis dažnai naudojamas siekiant kovoti su nuovargiu. Imuninės sistemos stiprinimas. Ženšenis gali padėti stiprinti imuninę sistemą, didinant organizmo atsparumą infekcijoms ir ligoms. Streso mažinimas. Ekstraktas turi adaptogeninių savybių, padedančių organizmui prisitaikyti prie streso ir gerinti bendrą savijautą. Kognityvinė funkcija. Ženšenis gali pagerinti pažinimo funkciją, įskaitant atmintį ir dėmesio koncentraciją. Seksualinė funkcija.
Jis gali padėti pagerinti seksualinę funkciją ir libido, todėl dažnai naudojama kaip afrodiziakas. Kraujo cukraus kontrolė. Kai kurie tyrimai rodo, kad ženšenis gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, kas gali būti naudinga sergant diabetu. Antioksidacinės savybės. Ženšenio ekstraktas yra turtingas antioksidantas, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais ir mažina uždegimą. Greipfruto milteliai natūrali imuniteto stiprinimo priemonė. Imuniteto stiprinimas. Greipfrutai yra gausu vitamino C, kuris padeda stiprinti imuninę sistemą ir apsaugoti organizmą nuo infekcijų. Antioksidacinės savybės. Juose gausu antioksidantų, tokių kaip flavonoidai ir likopenas, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais ir mažina oksidacinį stresą. Svorio kontrolė. Tyrimai rodo, kad greipfrutai gali padėti mažinti kūno svorį ir gerinti medžiagų apykaitą. Virškinimo gerinimas. Greipfrutai gali padėti pagerinti virškinimą ir reguliuoti žarnyno funkciją dėl skaidulų kiekio. Cukraus kiekio reguliavimas. Reguliarus greipfrutų vartojimas gali padėti sumažinti insulino lygį ir pagerinti gliukozės metabolizmą, kas yra naudinga sergant diabetu. Širdies sveikata. Greipfrutai gali prisidėti prie cholesterolio kiekio mažinimo ir kraujospūdžio reguliavimo, taip gerinti širdies sveikatą. Odai nauda. Dėl vitaminų ir antioksidantų gausos greipfruto gali padėti pagerinti odos išvaizdą ir sveikatą. Maka ekstraktas – hormonų pusiausvyros ir nuotaikos gerinimas. Maka ekstraktas yra naudingas žmogaus organizmui dėl kelių priežasčių – energijos ir ištvermės didinimas. Maka gali padėti padidinti fizinę ištvermę ir energiją, todėl ji populiari tarp sportininkų ir aktyvių žmonių. Hormonų pusiausvyros palaikymas. Maka ekstraktas gali padėti reguliuoti hormonų lygį, kas ypač naudinga moterims menopauzės metu ir vyrams siekiant palaikyti seksualinę funkciją. Nuotaikos gerinimas. Kai kurie tyrimai rodo, kad maka gali padėti sumažinti nerimą ir depresijos simptomus, gerinant bendrą savijautą. Imuninės sistemos stiprinimas. Maka gali padėti stiprinti imuninę, todėl organizmas geriau apsaugo nuo ligų. Kognityvinė funkcija. Maka gali turėti teigiamą poveikį pažinimo funkcijai, padėdama gerinti atmintį ir koncentraciją. Virškinimo gerinimas. Dėl skaidulų kiekio maka gali padėti pagerinti virškinimo sistemą ir užtikrinti reguliarią žarnyno veiklą. Antioksidacinės savybės. Maka yra turtinga antioksidantais, kurie padeda kovoti su oksidaciniu stresu ir uždegimu organizme. Štai mes ir aptarėm ingredientus, kurie yra sudėti į mačio meną, kokią naudą duoda mūsų organizmui. Tad būkime visi sveiki ir laimingi.